Sveiki, atvykom į Amara Luxury Resort and Villas. Štai taip atrodo registratūra, pagrindinis įėjimas į viešbutį. Viešbutis tikrai didelis, vat yra laiptais nusileisime į lauką, į baseinus. Čia yra lobby baras. Iš jo galima patekti į lauką, į terasą. Terasoje taipogi matot yra staliukai. Galim pasižiūrėti, kaip atrodo iš terasos viešbutis. Štai taip atrodo iš terasos viešbučio teritorija. Čia tik tai maža dalis jos matosi. Na štai Amara Luxury Resort kambarys su vaizdu į jūrą. Kaip matot, kambariukas po renovacijos. Labai didelė plati lova. Pažiūrėsim, kas minibare. Coca-Cola, vanduo, Spraitas. Baras, kiek žinau, pildomas kiekvieną dieną. Gerai, toliau žiūrim. Ką matom, koks vaizdas. Nu, labai gražu. Kaip matot, kambariai po renovacijos. O, tikrai labai didelė. Vonios kambarys. Tai taip atrodo Amara Luxury and Villas teritorija. Teritorija tikrai graži, daug baseinų, apželdinta gražiai. Šitų keliuku galima nueiti iki jūros. Vėliau mes nueisim. Štai restoranas, žmonės pusryčiauja. Animacija pakankamai stipri šiame viešbutyje. Einam pasižiūrėsim, kas čia vyksta. Kaip matot, yra netgi ir joga, zumba, pilvo šokiai. Vyksta vakariniai šou. Šį vakarą, kaip matot, bus karnavalas. Toliau žygiuojam po teritoriją. Viešbutis tikrai yra didelis, kurį sudaro didelis pagrindinis pastatas iš 4 aukštų. Ir toliau ten, matot, įsidėstę yra vilos. 1 aukšto, 2 aukšto vilos. Štai čia baseino zona. Jau kitas baseinėlis. Iš šio baseino vyksta aktyvi animacija. Na, galim nueiti pasižiūrėti prie jūros. Koksai paplūdimys. Šiuo takučiu palei viešbučio teritoriją mes ir nueisim iki jūros. Prie jūros gultai skėčiai yra nemokamai. Viešbutis turi 2 didelius tiltus, kur galima jais nulipus ir degintis tenai, ir kopėtėlėm nulipus maudytis. Kaip žinia, Kemero regione paplūdimys yra žvirgždo arba akmenų. Štai taip atrodo paplūdimio zona. Jinai pakankamai yra plati ir ilga. Gultų būna.
Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas gyvenamasis ir vilų zona. Tai vat noriu parodyti, kaip atrodo vilų zona. Tvarkinga, teritorija yra prižiūrima, atskiros vilos, ramybė. Į vieną pusę jūra, aišku, čia dabar nesimato, į kitą pusę nuostabus kalnai. Viešbutis tikrai yra didelis. Nuo šio viešbučio Kemeras apie 8 km. Galima važiuoti taksi, galima važiuoti viešuoju transportu. Viešuoju transportu kainuoja apie $1 arba eurą nuvažiuoti iki Kemero. Kam aktualu, viešbutis turi ir mini klubą. Kol kas yra ankstyvas rytas, tad jisai dar uždarytas. Negalėsim jums aprodyti. Žaidimo aikštelė, matau, vaikam yra. Tai taip atrodo Amara Luxury and Villas lobby vakare. Laipteliais nusileidus rasite spa, daug parduotuvių, išėjimas į lauką, į baseinus. Labai norėjau jums parodyti, kad viešbutis turi ir akvaparką. Akvaparkas tikrai didelis, su dideliais nusileidimo kalneliais. Manau, kad ir didieji vaikai ras čia ką veikti. Tai štaip jisai atrodo. Vaikučių dar nėra, nes kaip ir minėjau, ankstyvas rytas dar tikriausiai pusryčiauja arba miega, kad tiek mažesnis kalnelis mažiem vaikučiam. Būtent šioje zonoje yra ir ledų kioskas didelis. Einam pažiūrėsim, kas čia. Graži kažkokia tai zona. Kaip matot, yra nameliai. Dar nesiaiškinau, ar jie yra mokami. Greičiausia, kad taip. Paplūdimiai va šitai tokie. Ganėtinai graži aplinka. Vienoj pusėje kalnai, kitoj pusėje jūra. Matot, vilos turi visiškai atskirą savo išėjimą į paplūdimį. Bet kur mes ir einam. Štai čia matote, yra baseinas atskiras, skirtas viloms. Visiška ramybė. Kam reikia, gali ateiti ir čia pasibūti. Vaizdas nuostabus į kalnus. Vis dar filmuoju jum Amara Luxury and Villas teritoriją. Čia vis dar yra vilų zona. Tikrai labai didelė. Matot, bananų alėja yra. Dar šiek tiek viešbučio teritorijos. Augmenija tikrai žalia, suaugus, prižiūrima. Viešbutis turi ir amfiteatrą, kuriame vyksta vakare pasirodymai. Štai taip jisai atrodo. Galim pasižiūrėti iš arčiau. Vakare pabandysim ateiti nufilmuoti, kokius šou vyksta. Kaip tik šiandien mačiau, bus Brazilijos šou. Tai taip atrodo amfiteatras dieną. Viešbutis turi ir mini golfo. Rodau, kaip atrodo. Viešbutyje yra vienas pagrindinis restoranas, kuriame galima pusryčiauti, pietauti ir vakarieniauti. Ir apie 8, berods, jeigu neklystų, barai. Bet turi jie savo netgi ir ledainę. Kavos namus turi.